Sveiki visi, šiandien aš Marius Germanas, santykių mentorius ir Indrė Globė, solo verslų mentorė ir komunikacijos specialistė. Kalbėsime tema apie šeima, veiksmas ir atoveiksmis. Labą dieną, Indrė. Labas, Mariau, labas visi klausytojai. Na ir tikriausiai šita tema reikalauja tokio paaiškinimo, Mariau. Gal tu gali praplėsti, apie ką Taip, mūsų tema bus. taip, kadangi dirbu su santykiais, su žmonėmis, kurie susiduria su iššūkiais santykiuose, ar tai būtų romantiniai santykiai, ar tai būtų verslo santykiai, ar tai būtų santykiai su tėvais, su vaikais, tai visiems, kas dirba, susidūrė su psichologija, aišku, kad tam tikri mūsų elgesio modeliai kyla iš mūsų šeimos. Tai šeima, veiksmas ir atoveiksmis kilo iš to, kad mes pradėtume būti sąmoningi, kaip mūsų elgesys paveikia mūsų vaikus. Lygiai taip pat, kaip ir aš pats auginau savo dukrą, būdamas santuokoje, aš ją labai kapodavau, tai reiškia, kad buvau labai griežtas ir taip įsivaizdavau, kad tai yra teisinga, kad taip aš ją rūpinuosi ir taip aš ją myliu. Ir reikėjo skyrybų, reikėjo, kad aš išmokčiau dirbti su savim, kad aš pradėčiau su savim tam, kad aš pamatyčiau, ką aš padariau savo elgesiu. Tai dėl to ir noriu pasidalinti ir su žmonėmis, tiesiog užvesti ant kelio tam, kad jie suprastų, kaip jų elgesys programuoja jų vaikus sėkmė arba nesėkmė, laimė arba nelaimė. Tai nereiškia, kad gerai ar blogai, tai tiesiog reikia suvokti, kad vieno teisingo modelio nėra. Bet kai mes sugebam stebėti, koks yra rezultatas, koks, sakykime, mano rezultatas ar tavo rezultatas, tada mes tampame laisvi elgtis kitaip, negu elgiamės iki šiol. Ir tai yra labai svarbu, nes skirtingais gyvenimo etapais skirtingi elgesio modeliai mums tarnauja. Kyla problemos tuomet, kai mes pasenusius elgesio modelius, tuos pačius elgesio modelius, kuriuos naudojame vaikystėje, paauglystėje, mes juos tempiamės į savo suaugusį gyvenimą ir tada kažkodėl neveikia. Taip, nes tas elgesys, kuris tau tarnavo iki 20-25, jisai turi pasikeisti tam, kad tu galėtum gyventi kitaip negu gyvenai, nes jau 25-30 gyvenimas iš tavęs reikalauja truputį kitų gebėjimų, negu iš tavęs reikalavo būnant 20-25, galimai dar gyvenant su tėvais ir nepergyvenant, kaip reikia susimokėti už butą, ar ten, tarsi, galbūt nebuvo santykių, ir tai natūraliai stumia į tam tikrą evoliuciją. Problema kyla tame, kad mes kaip žmonės, mes labiau į gyvenimą žiūrim kaip biorobotai, tai reiškia, kad pasižiūrim, kaip gyveno mūsų tėvai, vienas modelis. Kaip tėvai elgėsi su manimi, antras modelis. Tai čia ne tai, kad antras modelis, o toks su manim, sakykime, elgėsi griežtai, tai aš galiu arba tam priešintis, arba galiu save antiek sumažinti, kad priimčiau tą modelį kaip teisingą. Ir viskas su tom tiesiog kai tau 30 ir tu supranti, kad santykiuose tavęs neliko, tu likai skuduras, patogus žmogus, kuris viską darai dėl kitų ir nieko nedarai dėl savęs, tada jau gyvenimas taip kelkis, daryk ką nors kitaip, tam, kad galėtum patirti gyvenimą kitaip negu iki šiol patyrei. Manau, Indrė irgi su šitų dalykų dirbdama su verslininkais susidūrė, kad žmonės išmoksta būti gerais. Aš sakau, čia problema nėra tikslas nėra būti blogu, bet geras žmogus dažniausiai būna patogus. O patogus žmonės tai toks kaip vazonas, arba kaip, žinai, grindų kilimėlis palei duris. Kur padėsi, ten tam kilimėliui gerai, kilimėlis bangų nekelia. Dėl to jis yra patogus, dėl to pritraukia žmonės. Taip, tai va tas geras patogus. Tu gali būti geras, bet turėti stuburą, turėti savo nuomonę, turėti savo požiūrį į gyvenimą. Ir manau, apsidairius aplinkui mes matome daug pavyzdžių, kad žmonės, kurie daug pasiekė savo gyvenime, kurie pasiekė kažkokių išskirtinių aukštumų, apie kuriuos mes kalbame, kuriuos aptarnėja visuomenė, jie nebūna dažniausiai vienapusiškai nuostabus, tiesiog geri, švelnus ir pūkuoti. Jie turi abi pusės, išgirstam, kad ir ten kažką prisidirbo, nuėjo į kairę, ir ten negerai pasielgė su darbuotojais, dar kažkas. Jie turi abi pusės, kaip ir mes visi. Tiesiog, kuo aukščiau kylam, tuo didesnį pasipriešinimą tenka atlaikyti tam, kad galėtume patirti gyvenimą ir santykius kitaip, negu esame pripratę patirti.
Čia, žinai, tiek daug temų, tu palėtėjai tokį koncentratą. Taip, Išsakei, iš tikrųjų, temų neišsenkamas lobynas. Man, žinai, norėtus grįžti prie tos minties, kai tu sakai, kad žmonės nori, kažkaip jau supranta, kad nori kitaip daryti. Ir dažniausiai taip mes ir pasakom, aš nedarysiu taip, kaip mano ten tėvai, ten kaip mano mama darė, kaip va, aš būsiu kitoks, o iš esmės tai mes kartojam tos pačius scenarius, kartojam tos pačius elgesio modelius, tas pačias programas ir kol mes nesuprantam tų programų, nu, galim sakyti, nematomo tokio arba tylaus tokio lėtinio poveikio mūsų veikloms, mūsų savirealizacijai, mūsų santykiams, tol mes vat, ir ieškom savęs kažkur, ieškom, nežinau, kaip save realizuoti, ieškom savo vietos gyvenime, bet iš tikrųjų aš kaip irgi dirbanti savirealizacijos temoje galiu pasakyti, kad visų pirma, realizuoti save lengva tam žmogui, kuris žino, vat, kaip daryti kitaip. Ne taip, kaip aš nenoriu ir nedarysiu, o taip, kaip aš noriu daryti. Ne? Čia du labai skirtingi dalykai. Žinoti, ko tu nenori ir žinoti, ką tu nori daryti. Tai va tas daryti kitaip, dažniausiai, nu, kitaip mes neturim netgi tokio failo, o kaip kitaip. Kaip tu, pavyzdžiui, gali būti, pavyzdžiui, mano šeimoje, apskritai giminėje nėra ne vieno verslininko. Ne vieno. Ir aš čia dabar tokia, išeinu ir sakau, aš solo verslų mentorė. Kas manyje darosi, ne? Ir aš matau, kaip, pavyzdžiui, mano šeimoje, kokie irgi buvo elgesio modeliai, koksai mąstymas, tarkim, darbiniai, profesiniai sferai. Samdomo darbuotojo mąstymas, ten, amatininko mąstymas, laisvojo kūrėjo mąstymas, visoks koks, tik tais ne, arba ten koks, nežinau, tarnautojo mąstymas, visoks koks, tik ne verslininko. Reiškia, aš apskritai neturiu tokio mindseto, neturiu tokių failų, tokių programų, neturiu tokio pavyzdžio iš šeimos, ką reiškia būti verslininku. Ir kai aš išėjau iš samdomo darbo, tai nežinau, kam buvo sunkiau. Man ar mano tėvam. Ar ne? Ir čia labai dažnos istorijos, su kuo susiduria žmonės išėję į savo verslus. Arba žmonės, kurie siekia auginti savo verslą ir pajamas. Ir jie ateina iki tam tikro lygmens, kur jau tikrai aš sakyčiau, be rimtos specialistų pagalbos susigaudyti tos elgesio modeliuose, susigaudyti pačiam, o kodėl mes nežinom, ko aš noriu, nes nežinom kaip, neturim savo lauke nei pavyzdžio, nei supratimo, kas tai yra. Bet tai ir yra, kad mes galim išeiti iš tokio kaip užburto rato. Čia nebėra kastų sistemos, žinai, kur visą gyvenimą tokiu ir liksi. Ir sąmoningai rinktis, plėsti savo sąmoningumą, eiti, būti tarp žmonių, kurie turi tuos kodus, kaip tai padaryti. Keisti mąstymą, kas nėra labai lengva ir visur tas pasipriešinimas tiek mūsų ego programų, tiek mūsų įvairių dalių. Tai vat, apie tuos elgesio modelius, jeigu toliau kalbant, tai Mariau, kaip tau atrodo, kiek tie elgesio modeliai, vat mes tarsi iš neigiamos pusės papasakojom, ar ne, o kiek tie elgesio modeliai yra tokie pozityvios mums daro įtakos. Pats elgesio modelis, ta prasme, jis nėra tai, kad jis darytų arba neigiamą, arba teigiamą dalį. Tai žmogus pats turi nuspręsti, ar tai jam vis dar tarnauja. Tiesiog puikiai suprantam, kad mes esam tam tikrų įpročių rinkiniai ir tie įpročiai susiformuoja vaikystėje, paauglystėje tam, kad mes galėtume būti pasiruošę gyvenimui to taip, kaip mes turim pasiruošti gyvenimui. Tačiau, kaip ir minėjau, kad, ta prasme, kas tarnavo iki 20, iki 40, tai turėtų pasikeisti.
Tai kai žmogus pradeda jaustis, kad jam reikia dažniau atsigerti, jam reikia kažko parūkyti, kažko pavartoti tam, kad jisai būtų vėl laimingas, tai jau prieinam tą momentą, kai yra laikas keisti savo elgesį, nes kažkokių substancijų, ar tai alkoholio, ar dar kažko vartojimas, tai yra tiesiog bėgimas nuo savęs ir bandymas nebegirdėti to balso, kuris sako, kad taip jau yra nepatogu. Vat, kaip Indrė paminėjo, tarsi šeima gali būti, kad bus labiau šokiruota dėl to, kad jinai pakeitė darbą ar pradėjo kažką savo, tai šeimą labiau sušokiravo negu ją pačią. Kas, manau, netgi ir santykiuose galioja, sakykime, jeigu pora sugalvoja skirtis, vat, sakykime, mano atveju, kai vyko skirybos, tai mano giminė supurtė labiau, nu, tai buvo bomba visiems, tačiau iki dabar kai kurie giminės mano apie tai dar kalba, klausia, kaip aš dėl to jaučiuosi, kur man toks atrodo, kur dar, jau 4 metai praėjo, man jau seniai net nėra taip, kad aš apie tai nekalbėčiau, nes tai yra, kadangi dirbu su santykiais, tiesiog kad tam, kad žmonėms pristatyčiau, per ką man teko pereiti, kad jie galėtų suprasti, kad aš tai patyriau, ką jie patiria, kad aš galiu parodyti tą kelią, iš kur jie yra ir kur jie gali būti. Tai apie tai kalbu, tačiau tai nėra apie pokalbis, kur oi man skauda, arba ten, kad mano buvusi kažkokia negera, arba ten aš kažkoks angelas ir man reikia, tikrai nebuvau angelas, tikrai su mumis abiem yra tam tikrų reikalų ir aš esu tiesiog dėkingas, kad mes sugebėjome tai išsispręsti taip, kaip sugebėjom, kaip du subrendę žmonės, kurie supranta, kad gyvenimas turi tęstis ir po skyrybų. Lygiai taip pat, kaip Indrė minėjo, tai yra su veikla, kur giminės, šeima gali nesuprasti jūsų sprendimų. Dėl to ir darome lapkričio 10 dieną LDK Global Summit, kur kviečiame tapti geriausią savo versiją su geriausiais Lietuvos profesionalais, kur turėsim 12 pranešėjų, viena iš jų ir Indrė Globė, taip pat ir aš Marius Germanas, ir kalbėsime labai plačiai apie savirealizaciją, apie verslą, apie santykius, apie mūsų poveikį planetai ir kaip galima kurti globalę lietuvių bendruomenę, nes mes lietuvių iš tikrųjų pakankamai esame išsibarstę po pasaulį ir mes galime bendrauti, mes galime kurti kartu netgi online. Tarsi mano asmeninė, sakykime, patirtis, ypač manau, kad ir per COVID daug kas tai patyrė, kad ta energija, kurią mes galim pasidalinti per Zoom skambučius, per webinarus, per tokius susitikimus, galbūt ir gyvai paskui, tai yra, manau, toks kaip rankos ištiesimas žmonėm, kurie dirba užsienyje, nori pabendrauti kažkokiom sąmoningom temom, kažkur praplėsti savo matymą, sužinoti daugiau, ar susirasti specialistą, su kuriuo gali dirbti viens ant vieno. Tačiau jeigu išvažiavęs komandiruotis, sakykime, tą patį Norvegiją, Anglijoje gyvenant panašiai, tai daryti būrėmės kartu, kūrėm kartu kaip bendruomenė, daliname savo pasiekimais, savo iššūkiais ir kaip bendruomenė per tai einame daug lengviau. Todėl kažkur video apačioj arba aplink video bus nuoroda į renginį, paspauskite, prisijungkite prie LDK asmeninio tobulėjimo bendruomenės Facebook'e ir susitiksime lapkričio 10, kur aš ir kalbėsiu tema šeima, veiksmas, atoveiksmis. Ir kodėl man asmeniškai tai yra labai svarbu, nes pačiam teko pereiti visą šitą ciklą, tai yra nuo to, kad sukūriau šeimą, kuri kitų akyse atrodė kažkas tobulo, buvo gražu, buvo gražus savo veiklą, turim dukrą, supirkom savo būstą, patys ant savęs išėję dirbti ir tuomet viskas sprogo. Ir toks, ir aš supratau, būdamas 32 metų, supratau, kad aš niekada prieš tai gyvenime nebuvau sustojęs pasižiūrėti, ko aš noriu iš gyvenimo, kaip mano gyvenimas turi atrodyti, kas mano gyvenime turi būti. Viskas buvo iki tam tikro laiko tiesiog paleidau pasroviui ir tada, kai viskas sugriuvo, tada, o tai kodėl moteris turėtų norėti vyro šalia, kuris nežino, ko nori, jam nieko nereikia, jis nieko nenori, jis toks tipo, kur pastatysi ten gerai, nepastatysi irgi gerai, tai pamečiau save ir natūralu, kad tai sugriuvo. Tiesiog tuo metu aš neturėjau nei įrankių, nei tos savistabos ir suvokimo, kaip pati santykių energija, kaip veikia. Ir kuom galiu pasidžiaugti, kad tai buvo geriausia dovana, kokią aš esu gavęs savo gyvenime. Ir aš tą dovaną dabar galiu dalinti su žmonėmis, kurie susiduria su santykių iššūkiais. Tai nereiškia, kad reikia skirtis, jeigu kažkokios problemos santykiai. Tai reiškia, kad
du žmonės dažniausiai tiesiog kalba būdami ant skirtingų lapų. Vienas kalba per logiką, kitas kalba per širdį, tai yra per jausmus. Ir tada jie nesusikalba. Ok, tai tada reikalingi žmonės tokie kaip aš santykių temoje, ar prasme kiti specialistai, nes tikrai reikia savo specialistus išsirinkti pagal tai, kaip jie suprantamai jums kalba, kaip jie rezonuoja su tuo, ko jūs norit ir kaip jie jūs jaučia, kaip jie jūs supranta, tam, kad pastatyti jūs abudu ant vieno lapo ir tiesiog nustatyti tą jūsų matymą viena linkme, nes dažnai vyrai ir moteris žiūri į tą pačią pusę, tiesiog pamiršta, kad jie žiūri į tą pačią pusę, o gaunasi taip, ne tai, kad šitaip, žinai, kaip kartu žiūrim, o vienas prieš kitą, nes vienas savo poziciją gina ir kitas savo poziciją gina, o kad kalba apie tą patį, nesupranta, nes tiesiog jau iš inercijos yra užsisukęs tam tikras skausmo kamuoliukas, kur atrodo į gynybą grįžtam, kur reikia apginti savo poziciją, kad mane čia puola dėl kažko. Niekas jūsų nepuola, reikia tiesiog sugebėti pamatyti per savo partnerio perspektyvą, suprasti, kaip bendrauti su to partneriu, kad jis jūs išgirstų, kaip pačiam išgirsti partnerį, ką su savim padaryti, kad tas pokalbis būtų kokybiškas. Ir tada stebuklai vyksta. Lygiai taip pat, kaip ir dirbant su Indre verslo mentorystės kelyje, tai yra toks, žmogui tiesiog reikia keletą mazgų galvoje atrišti, kur, ta prasme, užsisukam tuose klausimuose. Indrės dėka, jinai užduoda klausimus tam, kad su verslais tai būtų galima atsakyti, kad žmogui aišku būtų, kur jis eina, kodėl jis eina, kaip jam ten eiti. Aš lygiai tais pačiais būdais, tai yra klausimais, tam tikrom technikom, aš žmonėms atrištu tuos mazgus galvoje, kad jie žinotų, kur eina, kodėl eina ir kaip ten eiti, kodėl rezultatas yra būtent toks, o ne kitoks. Ir tada, kai jau supranti, kodėl susikūrei ir kaip susikūrei šitą rezultatą, tuomet tu gali jau pradėti modeliuoti, kokį kitą rezultatą tu norėtum susikurti. Nes, kaip ir minėjau apie elgesio modelius, viskas yra gerai apie knygų skaitimą, apie seminarų lankymą, tačiau ateina tas momentas, kur reikia žmogaus, kuris tau taip konkrečiai atsuks veidrodį į tave ir sakys, va čia, va būtent tau skauda ir laikys tol, kol tu pamatysi, kaip tas skausmas tau tarnauja. Dėl to ir yra viens ant vieno darbas, ne pagal knygos, sakykime, mano atveju tai yra, buvo momentas, kai labai norėjau, kad viena sesija būtų apie tą, antrą sesiją apie tą, ir tada pamačiau, kad žmonės kiekvienoje sesijoje ateina tokia, kokie ateina, su savo esama problema, kas būtent jiems pakilo tą savaitę. Sakykime, vieną savaitę gali būti santykiai su tėčiu, kitam žmogui tą pačią savaitę gali būti meilė savo. Ir ta prasme, aš negaliu pagal knygą paimti tų sesijų. Prasme, tam tikras modelis yra, tiesiog tai keičiasi vietomis. Tai pradžioje 5-6 sesijos pradirbom su praeitim, iš kur kyla dabartiniai elgesio modeliai, kurie nebetarnauja ir kurie duoda šitą rezultatą. Ir tuomet dirbam ties tuo rezultatu, kurio norime savo gyvenime ir ką reikėtų padaryti kitaip, kaip reikėtų kitaip reaguoti į situacijas, tam, kad santykiai pradėtų duoti tuos vaisius, kuriuos norim valgyti, o ne tuos vaisius, kur norisi mest atgal į partnerį tam, kad jisai nosį susilaužytų. Tai jeigu trumpai taip. Nu, šiandien kaip tik teko bendrauti apie santykių temą ir nusako, pokalbis, nebe pokalbis vyksta toks, ateina vyras ir žmona pasišpaguoti, tipo, kuris labiau kuriam įkas. Jau pokalbio net nevyksta. Apie klausimą vienas kito ten jau nebėra kalbos. Ateini pasitikrinti, kurio pozicija yra skausmingesnė ir kas labiau išnypt sugebės. Tai toks jau kai prasideda kelionė nuo kalno, tai noriu pabrėžti tai, kad kai supranti, kad yra problema santykiuose, ją reikia šnekėti, ją reikia judinti tol, kol jinai išsijudins ir nelaukti, kol gyvenimas tai išjudins. Nes kai gyvenimas tai išjudins, tada jau beliks tik tai šipulių susirinkti ir save susirinkti iš naujo. Tai tiesiog rekomenduoju atkreipti dėmesį anksčiau, negu mūsų stabdo gyvenimas, nes gyvenimas tikrai nei vieno nesaugo ir arba gali palenkti, arba gali sulaužyti. Tai jums rinktis, ar norit pasilenkti patys, ar palauksit, kol gyvenimas jūsų laužys ir tada aiškinsitės, kas liko. Rinktis šipulius. Žinai, tas sako, veiksmas yra atoveiksmis, priežastis ir pasiekmė, tai ir yra mūsų karma, mūsų tie dalykai, tos pamokos, kurių mes niekaip negalim išmokti, mums nedaeinam, mes nesuprantam, mes kaip akli
akli žmonės akloj zonai atrodo. O kai išriši tą vat, mazgą, kaip tu sakai, kai išriši tą mazgą, atrodo ir tos karmos nebelieka, nes, nu, kaip sakant, visas tas, ir tu pamatai, kaip tu, kokie tavo vidiniai motyvai ir galbūt ir išoriniai motyvai privedė tave prie tam tikros krizinės situacijos tiek santykiuose, tiek versle, tiek savirealizacijai. Ir va čia tuose kriziniuose momentuose yra labai lengva išeiti į vaikišką poziciją, išeiti į aukos poziciją. Arba, nu, ten irgi tam visokios psichosomatinės bėdos ir visokios kitokios ligos, mes čia apie tai nekalbėsim, bet vat irgi tas elgesio modelis, ar ne, kad man, kaip aš esu įpratusi spręsti klausimus, spręsti savo gyvenimo uždavinius. Ir jeigu aš žiūriu į tai, kaip į savo gyvenimo uždavinį, išmokti suprasti kitą, girdėti kitą, tai man kaip ir bus duotas tas partneris, ant kurio aš treniruosiuos tai daryti. Vieną filmą žiūrėjau, Mariau, kažkoks, nebeatsimenu pavadinimo, bet ten pagrindinis herojus prašė Dievo meilės. Ir Dievas sako, ar tikrai? Ir jisai davė tokį žmogų, kurį, nu, kiekvieną minutę be apsisprendimo priimti jį tokį, koks jis yra, be noro pakeisti, be apsisprendimo jį mylėti, kiekvieną dieną apsisprendimas jį mylėti, nu nieko neišeina. Ir va čia labai man norisi tiesiog gal ir apibendrinti, jau eiti ir į pabaigą mūsų pokalbio, kad visi sprendimai, išeitis, tas siūlo galas arba geri rezultatai darbe su savimi, jie ne tik priklauso nuo mūsų pačių, ne tik nuo žmonių, kurie suteikia tą pagalbą ir palydėjimą, bet ir nuo tavo santykio, vėlgi sakyčiau, santykio su savo aukštesniuoju aš, su kūrėju, su visata, su Dievu, kaip be pavadinsi. Ir jeigu žmogus turi tą vertikalę, jam yra daug paprasčiau išeiti iš bet kokių elgesio modelių, žalingų, nežalingų, nenukrypti į vaikiškus elgesio modelius, nes nepasilikti vaikiškoj pozicijoje, eiti į tą suaugusiojo poziciją gyvenime, spręsti santykius suaugusio, spręsti subrendusio žmogaus, sveikos suaugusio dalies, iš sveikos savo suaugusio dalies. Jo, čia yra labai, labai įdomi tema, va, tas vaikiškumo ir vaikiškos ir suaugusio pozicijos tiek santykiuose, tiek versle, ir tai galėtų būti mūsų tikriausiai kito video tema. Taip, tai gražiai Indrė apibendrino apie tai, ką norėjau pasakyti. Tai tiesiog prašau pakomentuoti, užduokit klausimus, pasidalinkit su žmonėmis, kam tai gali būti aktualu. Ir, kaip minėjau, paspauskite nuorodos, registruokitės į renginį lapkričio 10 ir susitiksime tuomet. O mes su Indre sekančią podcastą darysim, kai susiplanuosim, ir kviečiame klausytis toliau. Dėkoju, Indre. Dėkoju tau, Mariau, dėkoju visiems, iki kito susitikimo. Iki.